tikriausia diena susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti. Bostono lituanistinė mokykla. Geriausia diena susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti. Bostono lituanistinė. O dabar visi kartu. Šeštadienis, tai geriausia diena susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti. Bostono lituanistinė mokykla. Sveikinu visus susirinkusius šį rytą. Sveikinu su pirma mokslo metų diena lituanistinėje mokykloje. Welcome all, and so excited to see you all. This is going to be a great year, so first happy day of Lithuanian school. Labai džiaugiuosi, matydama jūs visus, ypatingai naujas šeimas ir sugrįžtančias. Labai džiaugiuosi, kad turim daug naujų mokytojų ir mokytojų veteranų. Turim mokytoją, kurie dirbs 20 metus. Tai turim daug padėjėjų. Šie metai yra mūsų mokyklai labai svarbus. Mes švenčiam 75 metus. Man smagu tęsti šį darbą, perimti darbą iš Gailos ir toliau būti mokyklos dalimi. Ir iš tiesų vienas, ką aš labiausiai noriu pasakyti, akcentuoti šiandien, tai man yra labai džiugu jūs visus matyti, kad jūs matot svarbą ir prasmę, atvesdami vaikus į lituanistinę mokyklą, patys ateidami į čia, kad mes esam lietuviai, mokinam vaikus kalbėti lietuviškai, kultūros, istorijos. Taip mes formuojam savo vaikų identitetą, taip mes lavinam savo vaikų vertybės, taip mes perduodam tai, ką mes žinom ir kas yra mums svarbu. Tai ilgai nekalbant, sveikinu ir šiais metais mes turim 60-tokus ir tai yra svarbus metai, pirmutinė paskutinių metų diena. Be jokių amnesių, gerai, smagu. Tai perduodu mikrofoną 10-tokiam Aidui ir Kajui ir porą žodžių jiems. Mes dabar jums perskaitysime eilėraštį. Palengva, nejučia, su rudens spalva ir rudenio vėjas, žolynų gyvybė viesa palytėjęs, su astrų kvapu ir gervių kliksmu. Prie kiekvieno iš mūsų sustoja rugsėjis. 10-tokų vardu sveikinam visus jūs ir linkime sėkmingų naujų mokslo metų. Ir kaip visą laiką tradicija tapusi, mes pradedam kiekvieną šeštadienį Lietuvos himnu. Ir aš paprašysiu mūsų mokytojos ir Bostono bendruomenės svarbaus žmogaus, Danutės Milikienės, padėti mums giedoti himną.
mes turim konsulą iš New Yorko, Paulių Semnolockas. Ir turime Jolanta Karpavičienė, ji yra Lietuvos prezidento vyriausioji patarėja švietimo, mokslo ir mokyklos. Labadiena. Didžiulė garbė, džiaugsmas ir laimė būti pačioje geriausioje, stipriausioje lietuvių išeivijos visame pasaulyje mokykloje. Gerbiama direktorė, mėly mokytojai, mokiniai, tėveliai, svečiai. Iš tiesų turiu ypatingą įpareigojimą pasveikinti Jūs Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos vardu ir perduoti pačius karščiausius, nuoširdžiausius linkėjimus bei sveikinimus ir žinoma daug dovanų. Tai pradėsiu iš pradžių nuo prezidento sveikinimo žodžio. Miela Bostono lituanistinės mokyklos bendruomenė, brangus Bostono lietuvių bendruomenės nariai. Nuoširdžiai sveikinu, pradedant naujuosius Bostono lituanistinės mokyklos mokslo metus. Tai didelė šventė ne tik mokyklos vadovams, mokytojams, moksleiviams ir tėveliams, tačiau ir visai Bostono lietuvių bendruomeniai. Jau daugiau nei 75 metus esate gyvybingas lietuvybės židinys Jungtinėse Amerikos valstijose. Jūsų mokyklos ir visos lietuvių bendruomenės Bostone pasišventimas lietuviškosios tapatybės puoselėjimui tai įkvepiantis nuoširdžios meilės mūsų visų Lietuvai pavyzdys. Mėly moksleiviai, paraginti ir palaikomi savo tėvelių, jūs kiekvieną savaitgalį lankysite šią mokyklą, kad mokytumėtės lietuvių kalbos ir literatūros, gausintumėte žinias apie Lietuvos istoriją, dabartį, kultūrą, gilintumėtės į lietuviško šokio, dainos, tautodailės, etninės kultūros tradicijas. Branginkite Lietuvą ir didžiuokitės ją. Lai lietuviškoji tapatybė būna tvirtas pamatas kiekvieno iš jūsų asmeninio tobulėjimo kelyje, vertybinis orientyras tolesniuose gyvenimo pasirinkimuose ir profesinėje karjeroje. Ačiū mokyklos vadovams, mokytojams, tėveliams ir visiems, kurie lydi jūs šioje pažinimo, kūrybiškumo ir bendruomeninio susitelkimo kelionėje. Dėkoju Jums už aistrą, pasišventimą ir rūpestį, kad išeivijoje karta iš kartos būtų perduodamos ir stiprinamos lituanistinės tradicijos, kad būtų tiesiami bendrystės tiltai tarp lietuvių, nesvarbu, kur jie begyventų. Linkiu Jums gražios šventės, veržlaus starto ir visokeriopos sėkmės naujaisiais mokslo metais. Bostono lituanistiniai mokyklai ir lietuvių bendruomeniai ilgų ir klotingų tolesnio gyvenimo metų. Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos prezidentas. Dovanos dar nesibaigė ir aš kažkaip čia būdama prisiminiau lietuvių žymaus mylimo poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius, kad esame čia, kur labai daug Lietuvos. Ir prezidentas visada pabrėžia, kad nesvarbu, kur mes bebūtume, kokiame pasaulio kampelyje begyventume, bet ten, kur yra nors vienas lietuvis, ten yra Lietuva. Tai ačiū Jums už tą ypatingą jausmą jaustis Lietuvos dalimi, nors esame fiziškai toli nuo Lietuvos teritorijos. Na ir dabar dar keletas dovanų. Visų pirma, aš žinau, kad prezidento vardu Jūs jau esate gavę dovaną. Prezidento iniciatyva buvo perleistas pirmasis lietuviškas mėnraštis Aušra ir padovanotas visoms Lietuvos ir lietuvių mokykloms išeivijoje.
Bet vis dėlto aš noriu asmeniškai perduoti prezidento egzempliorių, ypatingą reprezentacinį egzempliorių su prezidento parašu ir palinkėjimo mokyklą. Šiaip esu istorikė ir negaliu nepasakyti vieno dalyko. Turbūt visi žinote, kas yra Aušra, ar ne? Pirmasis lietuviškas mėnraštis pradėjo lietuvybės idėjos sklaidą ir dažniausiai tą lietuvišką mėnraštį mes matome atspausdintą knygose ir įsivaizduojam, kad jis yra labai didžiulis. Tai dabar pasižiūrėkite ir nenustebkite, galite palaikyti šitą. Pirmoji Aušra buvo tokia knygelė. Net ir istorikų aš kaip paklausiu, sakau, nori parodysiu, kokia buvo pirmoji Aušra? Tai va taip paima ir net pritupia. Kaip tai tokia didelė Aušra yra tokia mažytė, pirmasis numeris. Ir žinot, kodėl jinai tokia mažytė? Todėl, kad reikėjo ją nešti kaip kontrabandą, kontrabandininko kuprinėje. Tai užsieniečiai, pavyzdžiui, italai negali išversti žodžio knygnešys, tai jie vadina, kad knygnešystė yra lietuvybės kontrabanda. Ir kitaip sakant, ta mažytė Aušra pradėjo didžiulį darbą. Ir aš taip radau tokią analogiją, kad jūsų darbas, kiekvieno šeimoje vykdomas darbas, bendruomenėje, mokykloje vykdomas darbas, iš tikrųjų nuo mažų žingsnelių, nuo mažų darbelių išauga į didžius, svarbius darbus, reikšmingus visai Lietuvai. Tai dovanoju dar kartą tą visą reprezentacinį veiklą. Jaučiuosi kaip kalėdų senis, bet labai daug linkėjimų iš Lietuvos atvežiau. Ir šitą dovaną jums perduoda valstybinis choras Vilnius ir ansamblis Lietuva. Žinau, kad jūs labai mėgstat lietuviškas dainas ir turbūt daugelis iš jūsų dalyvavo jubiliejinėje dainų šventėje, kuri šiemet švenčia 100 metų. Tai čia yra rekonstruota pirmosios lietuvių dainų šventės įvykusios prieš 100 metų programa, tokia vinilinė reprezentacinė plokštelė, tikiuosi rasit, kur ją paklausyti ir puoselėsit toliau lietuviškų dainų ir šokių tradiciją. Ir dar labai graži dovana patiems mažiausiems. Nežinau, ar čia yra tarp mūsų jų, bet ponios Dianos Nausėdienės yra globojamas gražus projektas, kuris vadinasi Knygų startas. Tai kiekvienas tas mažuliukas, kuris va čia jau įžengia į tą žinių pasaulį, jis gaus po tokį gražų krepšelį su gražiomis dovanėlėmis, kurios atvers knygų pasaulio grožį. Tai turbūt gal atiduodu ar mokytojom ar direktoriai. Na ir kol dar nenusibodau su dovanom, tai žinoma, svarbiausias dalykas - saldumynai iš Lietuvos prezidentūros saldainiai. Jums visiems. Ačiū ponė Jolanta, ačiū Lietuvos prezidentui, prezidentieniai už sveikinimus, linkėjimus ir dovanas. New Yorko konsulas. Didelis džiaugsmas ir garbė šiandien dalyvauti jūsų šventėje. Aš jau pats pamirštu savo tas rugsėjo 1-asias, ar jūsų atveju 14-oji. Bet norėčiau ir turiu pareigą, esu įpareigotas Užsienio reikalų ministerijos, įteikti jums apdovanojimą, už sunkiai uždirbtą, ilgai dirbtą ir leiskit perskaityti apdovanojimo tekstą. Už ilgametę lituanistinio ugdymo veiklą, lietuvybės puoselėjimą, patriotiškumo ugdymą, lietuvių bendruomenių telkimą. Lietuvybės trispalvė apdovanojama Bostono lituanistinė mokykla. Įteiksiu direktoriai 10 metrų Lietuvos Respublikos vėliavą. Ačiū labai. Visiškai mes turime svečią. Regina Balčaitė yra JAV Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė.
Labas rytas, mokiniai. Labas rytas. Labas rytas, mokytojai. Labas rytas. Labas rytas, tėveliai. Labas rytas. Labas rytas, garbingi svečiai. Visiems labas rytas. Ši šventė, naujų metų atidarymo šventė, yra džiugi, jaudinanti, graudinanti, bet visi mes ateiname, grįžtame į klases, į auditorijas, visi kupini energijos. Saulės spinduliais, nupuoštais skruostais mes su energija, ryžtu vėl pasiruošę eiti pirmin ir skaityti tą knygą, kurią mums dovanoja lituanistinė mokykla. Kiekvieną dieną, praversdami puslapį, taip kaip naujas atradimas. Kiekviena pamoka tai yra kaip nauja kelionė į kitą pasaulio šalį. Tad skaitykite tą knygą puslapį po puslapio, kuri jums atvers kelius į ateitį ir kiekviena diena atneš neišmatuojamą siekį ir naujus pasiekimus. Sveikiname visus, sveikiname direktorę ir sveikiname kolektyvą. Jums kuo geriausio ryžto, ištvermės, darbo ir džiugių akimirkų lituanistinėje mokykloje. Ačiū, ponia Regina. Tai trupučiuką mažas formalumas. Aš netrukus pakviesiu mūsų visus mokytojus ateiti prie scenos ir taip pat pagalbininkus. Ir šiais metais darysime trupučiuką kitaip. Mokytojai iškviesim visus vaikučius ir su mokytojais išeis į klases. Tėvelių paprašysiu pasilikti tėvų susirinkimui ir paskui galėsite susitikti po susirinkimo su vaikų klasės mokytojais. Tai esam mokykla, be jūsų visų nebūtų mūsų. Yra mūsų mokyklos branduolys, yra mūsų visi mokytojai ir pagalbininkai. Pristatysiu visus mokytojus ir pagalbininkus. Aš paprašysiu visų neploti po kiekvieno mokytojo, bet pristatysiu kiekvieną mokytoją ir tada visi surinkęs jėgas paplosim mūsų šių metų mokytojams. Gerai, tai pirmiausia, suaugusių klasės mokytoja Eglė Šležienė, Lina Šiškienė, 9-10 klasės lietuvių kalbos mokytoja bei mokyklos administratorė, Kristina Brūkštas, 8 klasės mokytoja, Raminta Laginauskaitė, 7 klasės mokytoja, Jolita Kazickaitė, 6 klasės mokytoja, mama dukra, Auksė Usaitė, 4 klasės mokytoja, bei buvusi mūsų praeitų metų abiturientė, Ūla Usaitė, jinai bus šiais metais pagalbininkė. Aš Usaitė Rinkevičiūtė. Atsiprašau, Ūla Rinkevičiūtė. Ir aš klystu. Orinta Kalibatienė, 3 klasės mokytoja, Orinta šiais metais yra 20-ieji darbo metai lituanistinėje mokykloje. Metais, tai kitais metais tada paminėsime. Liuda Senutienė, 2 klasės mokytoja. Atsiprašau. Aš čia šiandien. Aš sena? Ne, jūs ne sena. Mes visos jaunos ir gražios ir galingos. Nauja mokytoja taip pat, Rūta Juknelytė, jinai bus 1 klasės mokytoja. Simona Kalibataitė, praeisiais metais baigusi mokyklą ir džiugiai vėl prisijungusi prie mūsų kaip pagalbininkė. Julius Kairys, taip pat mūsų mokinys, prisijungęs prie pagalbininkų. Evelina Elvera, darželio klasės mokytoja. Rūta, atsukysiu šį kartą, Rumšaitė, lopšelio klasės mokytoja. Amelija Šležaitė, dar viena mūsų pagalbininkė. Ir taip pat Titas Vasilius, dar vienas pagalbininkas. Daug pagalbos reikia. Danutė Mileika, ilgametė mokyklos mokytoja bei ypatingų projektų specialistė bei dainavimo specialistė, operos solistė. Ir taip pat Jūratė yra mūsų mokyklos administratorė. Tai ar dabar galime visi paploti mūsų mokytojams ir pagalbininkams?
Ir aš pristatysiu mūsų Ramunė Kygan, direktorė. O šis tiltas tai kelias link mūsų šaknų. Mes jas saugom ir auginam ateičiai visų. Ir nors kartais sunku būna tarti žodžius, kalbėti su draugais tikra atgaiva. Lietuviškai skaityti, kalbėti ir rašyti, nes šalis, iš kur esam, vardu Lietuva. Šeštadienis tai geriausia diena, susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti, Bostono lituanistinė mokykla. Diena, susitikti su draugais, kalbėti lietuvių kalba. Vieta, kur išmoksim kalbėti ir rašyti, Bostono lituanistinė. O dabar visi kartu. Šeštadienis tai geriausia diena, susitikti su draugais.